Vėl takeliais. Taušos miško parkas vadinasi. Gal važiuojam iki to žirgyną paskui? Važiuojam. Kur? Čia. Kur tą pusę? Į kairę, į dešinę? Kairė. Matai, man čia kaip ir nieko nesako, žinai. Kai nusisukęs esu. Tiesiai? Aha. Čia į Salduvę. Aha, jo, ten kur važiavam praeitą kartą. Daugiau niekur nenuvažiuos. O, žiūrėk, yra mumijas. O, kaip fainiai. No. Apjodinėja matyti žirgelius. Su tom rankom neįsikit. Blemba gaila, droną neturi. Nu, man droną galėjai pasiekti. Nu, va, blėt, nepasėmiau. Nežiūrėkit. Jo. Aš toli mačiau tą dėžę ir tik tai čia rozetę mačiau. Atvykstam į buvusią atominių galvučių laikymo bazę.
Nu, ką gero pamatyti teko. Jau einam į vidų, ne? O, lubas kokias. Bliamba, kai jis gazdino. Tokia apžvalginė kelionė pasidarėm. Viskas užlyginta. 2 pastatai vat likę. Dar pamatys. Oi, balandžio tai užtikrina. Ai, jau pamatęs, kokias dalykės. Eina savo. Pajudinti. Metalo viduje tik betonas. Čia tai stovi, bet tai kaip jis dar nepavogtas? Tai tu čia be šansų pajudinti. Čia nėra valčių. Eina savo, čia įtvirtinimas visakyta. Jo, ten paskui irgi vidui matysis kokią storę. Kažkur gali. Ten gali lysti ir iš vidaus, žiūrėk, va čia tos duris užsidarydavo ant bėgių. Va tos, aha. Čia tai iš vis kokia... Ai, tu čia kokia machina. Ten mačiau per kitą vietą, ten gali lysti, ten išlysti. Перед нажатием кнопки, prieš nuspaudžiant mygtuką, į dar vienos duris. O čia greičiausiai tais va bėgiukais ir atveždavo. Va čia atveždavo, va taip. Būdavo ir va čia paskirstydavo, va čia bėgiukus galėdavo pasukti į vieną pusę ir į kitą pusę. Ir čia tik paskirstyti, o patys Ai, tu savas. Reikia pasižiūrėti, gal reikia režimą pakeisti, čia labai tamsu.